Sveiki gyvi, naujas sezonas, esame Kretingos rajone, kartu su kolega Algirdu. Sveikas Algirdai. Sveikas Albertai, pagaliau Žemaitiją prisistatęs. Malon, pagaliau pakeitai. Tai tęsime savo demo laukų bandymus, kur turime vėl savo veislės pasėję. Žiūrėsime, kuom skiriasi, kurios veislės geriau tinka Žemaitijos regionui ir tikimės, kad ūkininkas nukuls ir išmatuos galutinį derlingumą. Kokie praėjusio sezono išskirtinumai Žemaitijoje vyravo? Praėjęs sezonas buvo tikrai labai nestandartinis. Turėjom šalnas, kurios tęsiasi iki birželio mėnesio, iki -6 net paspausdavo naktimis. Tai gadino ne tik tais pasėlių vaizdą laukuose, bet tačiau ir ūkininkų nervų. Nušalę pasėliai, kurių irgi turėjom, net rapsui buvo, kad žydėjimo metu visas laukas nubalavęs. Buvo toks tikrai nestandartinis, tačiau, kaip girdim iš ūkininkų kalbų, tikrai visai geras ir tikrai pelningas. Turbūt kaip ir visoje Lietuvoje, kad bus gaunami ganėtinai geri rezultatai, ne? Patys rapsai buvo tikrai žemesni, negu būdavo įprastai. Galima sakyti, persišviečiantis rapsas, bunkeriniai rezultatai visi rodė gerus rezultatus. Džiugu iš tikrųjų. Ir ką girdėti apie Dekalbo rezultatus, nes ne vieną lokaciją turėjom. Tikrai labai geri atsiliepimai. Jeigu kalbant ne tik apie Žemaitiją, bet ir apie visą šiaurės Lietuvą, apie 10–20% viršijo vidurkius, kitų gamintojų. Super. Trumpai gal įvesk, kada buvo sėta, kas daryta? Šitame lauke, kaip ir visoje Žemaitijoje, sėja truputį užsitęsi. Šitas laukas pasėtas rugpjūčio 20 dieną. Buvo prieš tai padarytas skutimas, o po to sėtas su skutiku su smulkiu sėklų sėjamąja. Sėjos norma buvo apie 45 augalus į kvadratą. Palei bendrą dabartinį lauko vaizdą matome, kad buvo pasirinkta teisinga norma. O kas šiai dienai iš technologinių sprendimų yra padaryta? Tręšimo fonas, purškimai? Buvo prieš sėją išbertos NPK trąšos, ūkininkas naudoja skystas trąšas, polifosfatą. Kalbant apie purškimus, tai Žemaitijoje šiemet buvo labai daug kritulių. Tolygiai dygo tiek rapsai, taip pat ir pabiros. Todėl reikėjo kažką panaudoti, kad sunaikinti ir pabiras, tačiau nepakenkti ir rapsams. Todėl buvo pasirinktas naudoti herbicidas, tai mūsų atstovaujamas Targa Super, nes jis yra labai švelnus kultūriniams augalams, pražūtingas pabiroms ir vienskiltėms piktžolėms. O kalbant apie augimo reguliatorių? Augimo reguliatorius buvo panaudotas taip pat mūsų produktas Tilmor, kuris taip labai gerai kontroliuoja ir augalo aukštį ir apsaugo nuo rudeninių ligų. Kas ypatingai svarbu, nes šnekant apie fumozę, iš tikrųjų fumozę kontroliuojam tik tais rudenį, kadangi pavasarį jau sustabdyti jos negalim. Todėl ne tik kontroliavimas, bet ir fungicidinė apsauga yra svarbu, ne? Tikrai taip. Ūkininkas panaudojo jį 4–5 lapelių tarpsnį. Kaip ir prieš tai pjaustėmės augalus, matėme, kad augimo kugelis tiesiog stovi vietoje, nei kiek nepakilęs. Turim puikią galimybę pakalbinti patį ūkininką Gintarą. Tai sveiki, Gintarai. Sveikas, Albertai. Tai pirmą, ačiū Jums labai, kad sutinkat atlikti tokius bandymus. Dekalbą auginat ne pirmą sezoną. Tai bendrai, kiek metų auginat? Kokie pastebėjimai, geri, blogi? Dekalbo veislės auginam jau panašiai gal apie 10 metų. Kai pradėjom Dekalbo veislę auginti, pradėjom pastovesnį derlių gauti. Ir šiai dienai labai esam patenkinti. Labai gerai žiemoja mūsų krašte šios veislės. Derlingus, jeigu seniau kultom ten žieminį rapsą 2,5 tonas. Iki 3, tai šiemet prikūlėm kažkur 4,5 tonos įskaitytų svorio. Kiekvienais metais pasėjom ne mažiau 10 veislių. Kas metus keičiat, ar turit kažkokią jau tokią standartinės veislės? Visą laiką bandom naujas veislės. 2 pagrindinės pasisėjom ir 10 tai panašiai bandom. Man tai kaip selekcininkui labai smagu girdėti, kai ūkininkas sako, kad vis bando, ateina naujos veislės ir tas derliaus stabilumas jisai visada kyla. Manau, kad ir jūs nuo to naudą gaunat. Šiemet, pavyzdžiui, mumis patraukė rapsai. Dėka Dekalb gal veislių, sakau, šiemet mes įspūdingai kūlėm, kaip aš manau, rapso. Šnekant dar apie veislės, nors ir visi didieji hibridai, tačiau giliau pasivaikščius lauke, pasimatavus augalus, išsikasius skirtingas veislės, matom, kad visos veislės turi skirtingą vystymosi greitį ir augimą. Laukas tikrai idealus, skirtingai nuo kitų regionų, ypatingai vidurio ar pietų Lietuvos, ypatingai šnekant apie drėgmę, tai augalas tiesiog puikiai jaučiasi ir auga, todėl natūraliai visos veislės jos atrodo ganėtinai tolygiai, tačiau veislės kaip ekscentrikas,
Excitedas, Exburis turi tą tokį greitesnį augimą, todėl tinkamesnės vėliavesniai sėjai, tačiau vėlgi turime atsižvelgti, kada tinkamu metu jas sutrumpinti, kad augimo kogelis nepabėgtų. Tuo tarpu veislės kaip Exposas, tas pats Expatas turi iš tikrųjų tą lėtesnį augimą. Jos tinkamos iš tikrųjų yra ankstyvesniai sėjai, bet tos tokios didelės problemos augimo kogelio tįsimui. Pavasarį vaikščiom, tarp kitko, tam pačiam ūkyje ir daug radom šaknies gumbo. Kokie rudeniniai pastebėjimai apie šaknies gumbą? Šiame 35 hektarų lauke yra 10 mūsų veislių, tai yra 9 X, tai yra aukštaūgės veislės ir viena yra atspari šaknies gumbui. Kaip žinia, Žemaitijos regionas vyrauja rūgščios dirvos, pasireiškia ir šaknies gumbo. Šitame lauke, ir gal reikėtų sakyti šitame šiaurinėme regione labiau, tai mažiau pastebiu. Bet jeigu kalbant apie Raseinių pusę, ten tikrai jo yra šiemet stipriai pasireiškusi. Algirdai, dar apibendrinant, kaip šiai dienai, ar augalai jau pasiruošę žiemojimui? Šiame lauke matome, situacija yra, galėčiau sakyti, tiesiog ideali. 6, 8, kai kur 9 lapeliai augalų, tai yra optimalus augalų išsivystymas prieš žiemą. Ir galėtume tikėti tikrai puikaus rezultatų kitų metų rudenį. Tai šiai dienai darbai visi padaryti, ar dar yra kažkas planuose? Šiai dienai kaip ir lauko darbai visi padaryti, bet dar nebuvo pabaigtų. Kitas video bus pavasarį, kuomet turėsim jau aiškesnį vaizdą, kokia buvo ta žiema, kaip augalai peržiemojo ir tada įsivertinsim, koks geras tas DEKALB rapsų žiemkenčiškumas.